Dabar mes gaunam dešinės kojos reakciją. Prieš tai buvo kairės. Ir viskas vyksta dirbant su kryžkauliu, bandant jį atlaisvinti, nes jis buvo fiksuotas. Moteris jokių valingų judesių nieko neatlieka. Čia koja juda taip pati, kaip reakcija į tai, ką mes darom su dubeniu. Aš bandau pajausti kryžkaulio ritmą ir žiūriu, kur kryžkaulis nori judėti. Ir va tokia reakcija atsiranda. Bandysim laukti, kol atsilaisvins audiniai, kol kryžkaulis pradės normaliai judėti kraniosakraliniu ritmu. Ir taip kaip nurimo kairė koja, turėtų nurimti ir kairė, ir dešinė.